Sveiki! Šiandien pasikalbėkime apie, ką daugelis jaučia, bet galbūt ne visada supranta. Kalbėsime apie tą nematomą energiją mūsų namuose, darbo vietose ir kaip ji pasirodo gali lemti mūsų savijautą, sėkmę, o kartais net ir sveikatą. Pažiūrėkime, kas slypi už viso šito. Na, ar kada teko pagalvoti, kodėl taip yra? Atrodo, vienose erdvėse mes tiesiog skraidom, turim jėgų kalnus nuversti, o kitose, jėgų tiesiog nelieka. Galbūt tai ne tik paprastas nuovargis ar bloga diena. Šiandienos analizė rodo, kad atsakymas gali slypėti visai ne mumise. Gerai, tai keliaukim prie esmės. Kasgi stovi už tos prastos savijautos? Pasirodo, atsakymas gali slėptis ne mūsų viduje, o visai šalia, tiesiog mūsų aplinkoje. Pažiūrėkime į šiuos du, pavadinkime juos portretus. Kairėje žmogus klesti. Energingas, kūrybingas, sėkmingas. Dešinėje visiškai priešingas vaizdas. Nuovargis, įkvėpimo stoka ir zlumas. Ir kasgi nubrėžia tą liniją tarp klestėjimo ir išsekimo? Pasirodo, tai gali būti ne valios stoka, o tiesiog netinkama vieta. Ir štai čia atsiranda raktinis žodis – aplinkos energetika. Įsivaizduokim tai kaip nematoma erdvės atmosfera. Vienos vietos mus įkvepia, pakrauna, o kitos tiesiog išsunkia. Būtent šis nematomas laukas ir veikia mūsų asmeninę energiją. Arba ją stiprina, arba silpnina. Gerai, bet kaip visą tai veikia praktiškai? Kaip ta nematoma energija paveikia, tarkim, mūsų sėkmę ar sveikatą? Pasigilinkim, ką sako specialistai. Ir patikėkit, tas ryšys yra stebėtinai tiesioginis. Štai čia turime karmos meistro ir reiki mokytojo Virginijaus Mockus įžvalgą. Pagalvokime apie tai taip. Mūsų stuburas yra lyg antena. Jis pagauna aplinkos vibracijas. Ir priklausomai nuo to, kokios jos, keičiasi viskas. Savijauta, emocijos, net mintis. Ir kasgi atsitinka, kai ta antena pagauna prastą signalą? Viskas pradeda byrėti. Tai veikia kaip domino efektas. Pirmiausia, krenta energija, tada dingsta optimizmas, atsiranda irzlumas, o galiausiai tai pasireiškia ir fizinėme lygmenyje, prasta sveikata, nuolatinės problemos. Gerai, tai iš kur atsiranda tie blogi signalai? Galima juos pavadinti nematomais energijos virusais. Jie tūna mūsų aplinkoje ir mums net nejaučiant kasdien veikia mūsų savijautą. Ir tų virusų būna visokių. Kaip matome, vieni ateina tiesiai iš žemės gelmių, tai vadinamosios gelopatogeninės zonos, visokios magnetinės anomalijos, vandens gyslos po namu, o kiti? Kitus paliekame mes patys. Tai stiprių emocijų, pykčio, barnių ar net prakeiksmių energetiniai pėdsakai. Bet ar tai reiškia, kad daiktai irgi gali, įsiminti informaciją? Ar gali būti, kad namas neša buvusių gyventojų skyrybų naštą, o automobilis nuolat patenka į avarijas, nes yra užprogramuotas nelaimiai? Pasirodo taip, ir tai nėra kažkokia mistika. Stiprus, ypač neigiami įvykiai palieka labai gilų energinį įspaudą. Pagalvokime, kodėl kai kurios namus ar automobilius taip sunku parduoti. Dažnai pirkėjai tiesiog intuityviai jaučia tą slegiančią aurą, net negalėdami paaiškinti kodėl. Gerai, pakalbėjom apie problemas. Gana gąsdintis. Svarbiausia, kad išeitis yra. Šias neigiamas energijas galima ne tik aptikti, bet ir sėkmingai neutralizuoti. Pažiūrėkime, kokie yra būdai. Žinoma, tokiais klausimais labai svarbus patikamas specialistas. Karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus. Jo patirtis net 25 metai kalba pati už save. Tai jau laiko patikrintas reikalas. Ir štai visas priemonių arsenalas. Yra ir giluminių profesionalų metodų, kaip reikia, ir paprastesnių, bet tikrai veiksmingų dalykų, kuriuos galime pritaikyti patys. Pavyzdžiui, žvakių ar smilkalų deginimas. Atrodo smulkmena, bet tai puikiai valo erdvę. Arba tinkamai parinkti kalnų krištolai. Kiekvienas metodas veikia savaip, bet tikslas tas pats – atkurti harmoniją. Gerai, teorija yra teorija, bet kas vyksta realybėje? Dabar pasiklausykime, ką sako žmonės, kurie jau išbandė energetinį valymą. Jų patirtis – geriausias įrodymas. Štai vienas dažniausių ir greičiausiai pajuntamų pokyčių. Geresnis miegas. Įsivaizduokim tą jausmą, kai po ilgo laiko pagaliau atsikeliama pailsėjus, o namuose tiesiog tvyro ramybė. Dingsta ta nuolatinė nepaaiškinama įtampa. O čia jau labai rimta. Kartais sprendimas būna stebėtinai paprastas, bet jį surasti be pagalbos sunku. Šiuo atveju tai buvo tiesiog globos perstumimas. Bet tas paprastas veiksmas tapo lūžio tašku kovoje su liga.
Tai parodo, kokia svarbi vieta, kurioje ilsimės ir atsistatome. Ir galiausiai štai toks apibendrinimas, kuris puikiai viską susieja. Kai susitvarkome savo artimiausią aplinką, ima tvarkytis ir kiti dalykai. Tai lyg atlaisvinti stabdžius. Viskas pradeda judėti į priekį lengviau. Taigi, ką daryti dabar? Kokie pirmieji žingsniai link harmoningos aplinkos? Apžvelkime, kokios yra galimybės tiems, kurie nori pokyčių. Čia matome visą paslaugų spektrą. Galima pradėti nuo diagnostikas, išsiaiškinti, kas negerai su namais, sklypu ar net automobiliu. O tada jau rinktis sprendimus, ar tai būtų reikia seansai asmeninės energijos stiprinimui, ar net mokymai, jei norisi išmokti padėti sau ir kitiems. Taigi, apibendrinant, mūsų aplinka yra ne tik sienos ir baldai. Tai gyva sistema, kuri nuolat mus veikia. Tad pabaigai verta savęs paklausti, ar mano aplinka mane stiprina ar sekina. Jei atsakymų ir sprendimų ieškote toliau, tai daugiau gerų idėjų ir patarimų rasite štai čia. Reiki mokymai LT ir motivatorius LT.